Sveiki. Aš labai laukiu, tokio laiko, kai aš pasakysiu, kad aš turiu jums labai gerų žinių ir iš tikrųjų aš turiu gerų žinių, nes jau ateinantį mėnesį Visata mums pateiks labai daug galimybių, nes Jupiteris, mūsų didžiosios sėkmės planeta, keis ženklą ir aš apie tai pasakosiu su džiaugsmu. Aš atkreipsiu dėmesį į labai keletą svarbių dienų, birželį, bet neužbėkime įvykiams prieš akis, nes mes dabar dar ne tenais, mes dabar dar gegužėje ir pačiame įkarštyje veiksmo. Ir Merkurijus su Uranu 25 dieną jungtyje tikrai pasijaus, pasireikš, jau reiškiasi, jau veikia, bet bus dar stipriau, nes dar ir Mėnulis aspektuoja. Apie visą tai aš papasakosiu jums iš eilės, apie laipsnio simboliais. Labai įdomus ir labai sutampa su viskuo, kas čia vyksta. Aš jau ne kartą sakiau, kad stebint tranzitus, stebint planetų judesius, ten viskas taip iš eilės ir nieko nevyksta chaotiškai, atsitiktinai, šiaip savo, nelaiku, kaip dažnai tai būna mūsų gyvenime, bent jau mano. Tai iš tikrųjų dėl to aš taip ir sakau, kad mūsų visų gyvenime, nes tie, kas manęs klauso, iš tikrųjų jie labai girdi daug savęs viduje turbūt. Ir jeigu iš eilės, dabar čia 25 gegužės, prieš pat jaunatį, jaunatis vyksta 27, 4 valandą Greenwichaus laiku, tai reiškia Lietuvoje vyksta 6 valandą 1 minutė. Tikrai atsikelkit, nepatingėkit ir skirkit tą pusvalandį nuo 6 iki pusės 7, jeigu yra tokia galimybė, surašyti savo intencijas ateinančiam 6 mėnesiam. Aš ne kartą esu pasakojus, kaip tai reikia daryti, tikrai labai veikia ir kartais suveikia per 2 savaitės iki artimiausios pilnaties, o per 6 mėnesius tai tikrai tai sirutulioja į kažką, tai jūsų intencija pavirsta kažkuo. Tik reikia stebėti, kaip sąmoningai jūs vystote tą savo kryptį, kur sodinate tas sėklas, tas intencijas savo. Sėklas netiesioginė to žodžio prasme, minčių sėklas, savo ketinimų, ką jūs norite pakeisti savo gyvenime, nes jaunatis visuomet yra nauja energija ir tai visą laiką galimybė pradėti kažką nuo tokio naujo švaraus lapo savo gyvenime. Ir kiekvieno ženklo jaunatis jinai sako, kurioj būtent gyvenimo srity dabar jūs galite kažką pradėti iš naujo. Ir štai, 25 dieną susijungia Merkurijus su Uranu, paskutiniuose Jaučio laipsniuose. Uranas ruošiasi keliauti kur? Į Dvynius. Ir jaunatį mes turime kur? Dvyniuose. Ir dar vienas įdomus dalykas, tai prisimenat, prieš tai buvęs mano įrašas, kur aš papasakojau, kad lygiai tą pačią dieną Saturnas, kad ir keliems mėnesiams, bet įžengia į Avino ženklą, tai irgi turi labai svarbią įtaką netgi ir šitai jaunačiai. Ir dabar žiūrėkite, Uranas, kuris jungiasi su Merkurijum, su mūsų protų bendravimu, su žiniomis, bet jau žiniomis, Merkurijus yra žinios ir Uranas yra žinios, aš apie tai pasakoju, tik Uranas jau aukštesnio lygio žinios, kurios jau leidžiasi pas mus žemyn tiesiog iš mums nesuprantamų šaltinių. Ir Saturnas taip pat pereina į Aviną, į pirmą ženklą ir pradės tvarkyti mūsų tas impulsyves mintis ir viskas sukasi į tai, kad reikės išmokti labai stipriai dirbti su savo mintimis, nes irgi ne kartą sakiau, kad mintimis mes kuriam savo realybę. Ir čia tokioj svarbioj dienoj tie perėjimai veikia, žinoma, ne tik 25 dieną, bet plius minus aplinkui ir per jaunatį, kuri vyks 27 dieną Dvynių ženkle, visą tai mums turės įtaką pilna ta žodžio prasme. Mes čia turėsime savo užduotis. Ir kokios tos užduotis, mes galim pamažu pasižiūrėti. Vienareikšmiškai Dvynys yra kintantis ženklas, nepastovus,
Uranas perėjęs į dvynius, aš irgi apie tai atskirai papasakosiu, jau sakiau ne kartą, dėl to dabar turbūt mes ir turime keisti ir savo mąstymą, keisti savo kryptį ir žiūrėti, kokią informaciją mes renkame iš aplinkos ir kodėl, kokia yra priežastis. Nes čia ir slypi šios jaunaties tokia gili mintis ir ta užduotis. Ir jeigu jūs vis dėlto rašysit kažkokias intencijas, kursit per pirmą mėnulio dieną, tai pasinaudokit būtinai šią informaciją. Nes jaunatyje, dvyniuose, mūsų dėmesys krypsta kur? Į mūsų mąstymą, į mūsų mintis, į tai, ką mes galvojame, į tai, kaip mes mąstome, kaip mes bendraujame, ką mes sakome į aplinką, kokius žodžius mes sakome, ar tai darome atsakingai, ar tiesiog dėl kažkokio tuščio norėjimo pasirodyti, pliurpiam kažką tai. Ir čia toksai klausimas vis dėlto, kokiamis žiniomis mes turime pagrindo dalintis, ar turime savyje sukaupę kažkokias žinias, kurios yra labai vertingos, bet kurias mes vis dar laikom savo, nes dėl įvairių priežasčių, dėl kažkokių blokų sakyti, išdrįsti tai sakyti, dėl daugybės priežasčių mes nesidalinam savo mintimis. Labai daug žmonių iš tikrųjų linkę pasilaikyti savo. Ir ši jaunatis ir sako, laikas čia bus kažką keisti, nes jaunatis automatiškai dvyniuose ir kintančiam ženkle sako, laikas keistis, laikas pasiruošti rimtiems pokyčiams. Ir šiuo atveju ne fiziniams pokyčiams, ne žemės ženkle, o protiniams, mentaliniams pokyčiams. Ir čia toks laikas, kai mes galim sukurti intenciją, pakeisti savo požiūrį į tam tikrus dalykus, pakeisti savo bendravimą, kaip mes bendraujam, arba kaip leidžiame kitiems bendrauti su mumis. Ar mes priimam sprendimus remdamiesi kažkokią patikrintą informaciją, kaip mes įpratę esam gyvenime, ar iš tikrųjų mes gilinamės į tą informaciją, bandom suprasti, kas už jos slypi, ar jinai turi pagrindo, ar jinai yra kažko pagrįsta. Ir dvynių jaunatis vienareikšmiškai išgrynino taip, kaip mes mąstome, ir tuo pačiu testuoja, kur mūsų mąstymas dera su ta realia aplinka, kurioje mes gyvename. Per šią jaunatį labai tinka planuoti visokių rūšių mokymus, kursus, projektus susijusius su rašymais, mokymais įvairiais, socialinių tinklų kūriniu. Labai, jeigu senai norite atidaryti, paleisti savo kažkokius kūrinius į viešumą, tai ši jaunatis yra tiesiog fantastiškas laikas sukurti savo intencijas būtent tam projektui ir numatyti, ką jūs maždaug darysite per ateinančius 6 mėnesius, kad per tą laiką jau pamatytumėt kažkokius pirmus rezultatus. Tai reiškia, kad po 6 mėnesių jūs ne tai, kad įkelsite, bet jau matysite kažkokius rezultatus. Ar jūs sukursite kažkokį savo puslapį, ar jūs pradėsite save reklamuoti. Bet čia vienas yra svarbus momentas. Trečias namas, Merkurijaus namas, kuris tarp kitko dabar pats iš karto keliaus į dvynius po jungties su Uranu paskutiniuose Jaučio laipsniuose. Ir čia visuomet mes kalbam apie profesionalumą. Čia dar Saturnas savinę keičia ženklą ir jisai siūlo naują pradžią, tai sutampa su jaunaties energija, bet Saturnas, aš jau pasakojau, irgi Saturnas sako, viskas gerai, norėkit, darykit, bet tik tais suplanuokit. Tai yra esmė ir būkite atsakingi už tai, ką darote. Reikia prisimti, dabar Saturnas mus tiesiog privers prisimti už atsakomybę už savo žodžius, už tai, ką mes sakome, už tai, kokią mes informaciją naudojame, ar mes tai darome tiesiog stumdami laiką, ar tame yra prasmė, kokią informaciją mes naudojame, ar mes galėsim tą informaciją, kurią mes dabar naudojam, paversti kažkokiu projektu ateityje, ar galėsime tą informaciją būti naudingi visuomeniai kažkaip. Ir iš tikrųjų labai tokia jaunatis, kuri dar gali paliesti ir artimos aplinkos santykius su broliais, seserimis, kaimynais, bendradarbiais, gali pasikeisti bendravimas, jūs galite savo duoti tokią užduotį,
kad jūs keisite, kaip jūs bendraujat. Gal jūs buvot tas žmogus, kuris iš padilbų stebi visus ir nenori bendrauti su žmonėmis, kuris mato visur aplinkui priešus. Iš tikrųjų, būsiu nepopuliari pasakydama, kad tai, ką mes matome kituose, tai mes tiesiog projektuojame savo patirtį ir tas žmogus nebūtinai turi tas savybės, kaip mes matome. Ir jeigu pabandyti atsiverti pasauliui ir pabandyti jo nematyti kaip priešų visur aplink mus tykojančių, jūs ir patys galite nustebti, kaip sušils jūsų vidus ir kaip jūs patys pamažu išjudinsite tuos vidinius ledus, atkreipsit dėmesį, ar kai bendraujat, ar jūs klausotės iš tikrųjų, ar jūs girdi, ar tiesiog toks tuščias apie nieką kalbėjimas, kuris visiškai neturi savyje jokios prasmės ir galima sakyti, tai kiek galima, norisi ir be prasmės kažko tai kartais padaryti. Taip, aišku, galima ir gal net reikia iš tikrųjų duoti tiems smegenim pailsėti, bet šiaip čia yra ne apie tai, kad kartais, čia iš esmės, kai mes gyvenam ir save stebim, tai yra žiauriai įdomi patirtis. Iš tikrųjų, mes dabar prie vieno, tarkim, projekto tokio prijungiame tokį savistabos, kai jau ten yra žmonių grupė, nelabai didelė, bet kai jau mes stebime save ne tik patys, bet jau mes pradėjom stebėti ir vieni kitus. Ta prasme, kai tu žinai, kad tarkim, tu susidarai dienos planą ir tu nori jį nuosekliai įgyvendinti, atkreipi dėmesį, kiek iš jūsų tu planuoja išvis, o planuoti išmokti reikės, ir kiek iš jūsų padaro viską, ką suplanuoja. Būsit labai nustebę, man atrodo, aš, pavyzdžiui, irgi buvau. Ir dar sakiau, kad ta dienotvarkės keitimas, jau matyt, mane Saturnas avinė labai stipriai veikia, nes labai stipriai pradėjau pati, ką jums dabar pasakoju, pati pradėjau integruoti į savo gyvenimą, dėl to daug lengviau dalintis. Ir aš tikrai labai rekomenduoju. Niekada nevėlu pradėti stebėti savo gyvenimą čia ir dabar. Tiesiog stebėti save, kaip jūs įgyvendinat savo įsipareigojimus, kaip jūs įgyvendinat savo kažkam įsipareigojimus, pasakymus, ne tik kitiems žmonėms, ir savo pačiam. Padarysiu tą šiandien, paskui numetat visą tai, daro kažką kitą. Ir kai pradėti pamažu tai stebėti ir tvarkyti, labai stipriai keičiasi gyvenimo kokybė. Šita jaunatis iš tikrųjų nekviečia į tokią ramybę, tokią ramią introspekciją. Jinai priešingai, jinai yra tokia nerami, gyva, kaip ir dvynių ženklas, tas pienės pakelis kažkada susakiusi, kurio nieks nepričiumpa iš tikrųjų. Jeigu jūsų gyvenime yra dvynių, o pas mano namuose yra net keletas, dėl to aš galiu pasakyti, kad neįmanoma jų pričiupti, neįmanoma ką nors iš jų išreikalauti, nes jie tai daro taip, tokiais gudriais manevrais, kad paskui jau supranti, kad tai yra tas pats, kaip gaudyti pienės pūką lauke. Tai pradeda taikstytis ir bandai suvaldyti situaciją kitais būdais, netiesiogiai bandydama kažką kontroliuoti, nes tai principe yra laisvas, nepriklausomas, labai gerai jaučiantis, skanuojantis aplinką ženklas, bet intelektualiai skanuojantis. Jeigu, sakykime, vandens ženklai, skorpionai, vėžiai, žuvys, jie labai gerai skanuoja aplinką emociniam fone, energetiniam. Tai oro dvynių astrologai taip ir sako apie juos, kartais net nepatogu, nes jie gali apsimest, kad jie nieko nežino, bet jie žino viską visada. Ir jeigu tik tai jie apie tai nekalba, tai yra jų asmeninis pasirinkimas ir jie prisitaiko prie tos situacijos, kurią aplinkiniai bando jiems pasakyti, kad yra taip, o iš tikrųjų jie žino, kaip yra, kokia yra tiesa, bet žino kažkokiais kosminiam vibracijom, nes tai yra intelektualus ženklas vis dėlto. Ir čia reikės labai stipriai atsirankioti, kokią informaciją naudojat, kokios atėjo laikas atsisakyti, nes jaunatis tai dar ir prieš planuojant naujus dalykus, tai yra ir paleidimo laikas, kada suprantat, kad kažkas tiesiog užima vietą, kažkokia informacija tiesiog atima arba jūsų labai daug laiko, bet prasmės tame jokios nėra. Ir jūs galite labai rimtai tuo, ko jūs domitės, dabar pradėti ir susiplanuoti, kad jūs to mokinsitės per artimiausius 6 mėnesius. Ir
labai palanki jaunatis intelektualiam visam tobulėjimui, startui, strategijoms, idėjų užuomazgoms ir visų, kur ir sakiau, visų bendravimo. Pavyzdžiui, galit nuspręsti, kad man labai reikia patobulinti savo kalbą, kaip aš kalbu, savo dikciją, tos vadinamus oratoriaus sugebėjimus. Ir tai yra gana sudėtingas dalykas, net labai protingi žmonės apie tai daug kalba. Mes universitete, kai darom tas prezentacijas, atrodo toks paprastas dalykas. Ir iš tikrųjų, jeigu ne jos, aš nežinau, ar aš būčiau vis dėlto išdrįsusi pradėti kalbėti viešai, nes būtent tenais, kai reikėjo pradėti pasakoti sausus, neįdomius dalykus, supratau, kad tai nėra galbūt taip baisu ir kad suklyst galima. Svarbiausia yra ryšys su žmonėmis, kurie tave klauso, ir kūno kalba, bendravimas tiesiog nebūnant šalia. Aš jau sakiau, kad per ateinančius 7 metus, kai 9 apsigyvens Uranas, mūsų bendravimas tas online, jis beveik visas tenais bus, bet jis žiauriai patobulės ir greičiausiai net žmonės, kurie nesupranta šitos kalbos, tarkim, kaip šiuo atveju lietuvių, jie galės vis tiek žiūrėti šitus pasakojimus ir suprasti, nes greičiausiai, kai Uranas nueis į dvynius, atsiras tokios ausinės, kurios labai, arba kažkokios tai technologijos, kurios labai lengvai leis suprasti bet kokią kalbą. Yra tokia nuomonė, nes dvyniai tai yra kalba. Ir labai, labai galimas daiktas, kad aš pati dabar net neįsivaizduoju, kokio aukšto lygio technologijos pas mus apsigyvens. Taip, ir štai, dvyniai, jie yra labai intelektualūs, jie yra labai protingi, ir ta jaunatis mums irgi siūlo, kad dabar pasižiūrėkite, kokiam lygmenį yra jūsų žinios. Ar jūs mokotės kažko naujo, ar nuolatos domitės naujovėmis, nes tikrai dabar laikas tai daryti. Ir dabar reikia prisiminti, kad jaunatis dar kartą vyksta tam visam tokiam energetiniam fone, kai ten ir Saturnas keičia ženklą tiesiog prieš kelias dienas, ir Uranas susijungia su Merkurijum, Merkurijus išeina į pačius dvynius, dvyniuose bus jaunatis. Ir dar tokia transformacinė ir gilesnė jinai bus dar dėl kelių aspektų, nes mūsų veiks ne vienas aspektas, o net keletas, ir labai nemažai, ir labai svarbių, nes po to, kai įvyks jaunatis 30 gegužės, Merkurijus susijungs su Saule, ir vėlgi ir Saulės ir Merkurijaus naujas ciklas metinis, bet dvynių ženkle informaciniam lauke. Tai reiškia, mes iš tikrųjų per tą jaunatį sukuriam mintimis programą, kuri bus aktyvuota per ateinančius metus, kai kitais metais Saulė su Merkurijum ir vėl susijungs dvyniuose. O Urano su Merkurijum jungtis intelektualinį proveržį sukuria, Saturnas iškart į discipliną visą tai įrėmina. Ir tai iš tikrųjų nėra kažkokia poetinė simbolika. Tai laikas, kai mes tikrai laikysim tuos intelektualius egzaminus, ugdysim aiškumą, kryptį, savo mentalinį vidinį stuburą per visus suplanuotus veiksmus, per suplanuotus mokymusis. Ir iš tikrųjų tenais bus dar vienas labai svarbus aspektas, kuris bus Mėnulio aspektai ir su tuo pačiu Merkurijum jisai jungsis, sudarys Mėnulis prieš jaunatį sekstilio tokį nedidelį, bet kadangi su labai stipriom planetom, tai irgi bus įtaka šiokia tokia su Neptūnu ir Saturnu, jie abu pirmam Alano laipsniai. Ir žinoma, kad čia tokia bus ir disciplina, ir ilgalaikis planavimas, o Neptūnas tuo metu intuicija pasijungs, Merkurijus intelektas ir protas, Mėnulis emocijos, ir reiškia, kad visos tos sritys sueis į vieną tašką. Ir
mes turėsim labai rimtai įsiklausyti į tai, išgirsti, nes mintys su emocijom pagaliau susilies, neprieštaraus vienos kitom. Ir Neptūnas tai yra kūrybinis toks platesnis sugebėjimas visą tai pamatyti, visą tą ne tai kad iliuziją, o jau tikrą nuojautą galima pavadinti, kad kur link gali nuvesti mūsų kažkokie sprendimai. Ir tą visą tokią gražią aspektų maišatį karūnuoja, galima sakyti, Mėnulio trinas, labai palankus aspektas su retrogradiniu Plutonu vandenyje. Ir čia, kadangi labai palankus ir pozityvus trinas, tai reiškia, kad mes tai darydami gausime labai puikią galimybę. Plutonas numarina, ko nereikia. Ir dabar galbūt jis retrogradinis šiuo metu jau jums rodo, kas jums nebetinka, kur jūsų mąstymas visiškai nebetitinka nei to, ką jūs darote, nei kaip jūs gyvenate. Ir čia iš tikrųjų atsiras tokia puikia galimybė visą tai tiesiog numarinti, palikti praeityje. Ir kadangi Plutonas jis visuomet veikia, o dar ir retrogradinis per pačius giliausius sluoksnius, tai čia bus tokia galimybė ne daug informacijos surinkti į save, nes čia yra dvynių didžioji silpnybė. Nusipirkti 10 knygų, pradėti visas vienu metu ir ne vienos iš jų nepabaigti. Tai čia Plutonas sako, kad yra galimybė dabar įsiklausyti į Saturno reikalavimus ir sukurti tokią savo erdvę, kad dėmesį nukreipti ties vieną kažkokią informaciją, kuri turi daug prasmės, gilios prasmės, ir tiesiog savo dėmesį ties ta viena kryptim pasistengti išlaikyti, atsisakyti kažkokių neveikiančio, besikartojančio mąstymo modelio, manipulacijų žodžiais, kažkokių pasiteisinimų tiek aplinkiniams, tiek savo, o tiesiog tai nekompromisinė jaunatis vienareikšmiškai, tai labai tokio rimto apsisprendimo, nežiūrint to, kad jinai kintanti ir gali vieną dieną atrodyti taip, kitą dieną kitaip, bet čia yra didysis iššūkis iš tikrųjų šios jaunaties, kad turi ir galvoti, ir veikti savo gyvenime viena kryptimi, o ne taip, kad vieną galvoji, kitą darai. Ir tada tas gyvenimo kokybė iš karto stipriai labai keisis. Bendra šios jaunaties energija yra labai aiški, jinai tokia tam tikra prasme mentalinis lūžis ir vidinės brandos atsakomybės savyje toks nustatymas, kad aš dabar, jeigu dar to nebuvo mano gyvenime, tai dabar pats laikas visą tai padaryti. Ir 27 dienos jaunatis yra, tai ne nauja pradžia tokia įprasta prasme, tai tokia perkrauta, išvalyta viskas, ko nereikia, ir labai gili pradžia, nepaviršutiniška. Čia bus labai svarbu atsakingai visą tai daryti. Ir dabar žinoma apie laipsnį dar, prieš judant prie visų ženklų, apie laipsnį. Kokiamegi laipsnyje, kokia jo reikšmė vyksta ši jaunatis. Aš turiu labai daug iš tikrųjų informacijos, daug knygų apie laipsnius, ir apie kai kurios laipsnius jinai labai panaši, bet skiriasi. Ir aš buvau pakankamai nustebusi, kai būtent apie šį 6. dvynio laipsnį, kurioje vyksta ši jaunatis, aš neradau niekur prieštaraujančios informacijos. Jinai vienareikšmiškai reiškia, jeigu išversti lietuvių kalbą, tai vadinasi naftos gręžimas, o toks gilus naftos gręžimas. Tai jūs įsivaizduokit, kad tai netiesioginė prasme, aišku, tai metaforinis pavadinimas, bet specifinis labai, nes tai dar kartą parodo, kad šita jaunatis, jinai iš tikrųjų yra labai nepaviršutiniškas kažkoks informacijos srautas, o toks gilus proto gręžimas tiesiog į pasąmonės gelmes. Gali būti, kad kažkokia informacija susijusi su Urano
ir Merkurijaus jungtim ir gal dar kažkas, nes laikas gana intensyvus, tos informacijos labai daug, bet dėl kažkokių priežasčių jūs pradėsit gręžti tiesiog savo mintis labai giliai ir tai bus toksai sąmoningas sprendimas nebeišlikti paviršiuje, o iškapstyti tai, kas slypi ten giliai, kokius resursus jūs turite. Ir ne, čia ne apie tai, kad pradėti kažkokią naują visiškai intenciją, naują komunikacinę kryptį ar kažkokį planą, bet čia kai kartais yra išgręžti tiesiog iki savo pasąmonės tą skylę, kur slypi tie požeminiai turtai, o mūsų atveju tai, ką mes turime savyje sukaupę, kokį mes potencialą savyje turime ir surasti tą vertę savyje, savo mintyse, ką jūs turite, ką jūs galite daryti ir galbūt jūs turit tiek daug visko savy, o darote kažką visiškai, kas netitinka to, ką jūs galite. Jūsų potencialo, jūsų veikla neatspindi. Ir nafta, aišku, šiuo atveju yra tikrai metafora, tai, kas slypi giliai, sunkiai labai prieinama, bet labai vertinga. Ir būtinai čia reikėtų sukurti naują tokį planą, kad kokia prasmė informacijoje, prasmė žinojime, kokia prasmė tuo, kuo tikėjote, ką nutylėdavot, ką net savo neigėt. Ir tiesiog labai giliai išgirsti save. Ir visi tie aspektai, apie kuriuos aš pasakoju prieš tai, iš tikrųjų labai padės. Nes Urano ir Merkurijaus jungtis, Mėnulio ir Merkurijaus jungtis, tai yra labai tokia stipri galimybė labai gerai suprasti save. Labai. Ir taip, tai tame yra šiokia tokia rizika, nes kai išsiurbia naftą, tai ten ir taršos aplinkui daug, taip tas pats ir su mūsų mąstymu. Mes galim prasigręžti iki savo pačių giliausių minčių labai giliai ir ten gali sukilti tuo pačiu ir tam tikra tarša mūsų minčių lygmenį, visi blokai, baimės, fobijos ir iš tikrųjų labai daug galite suprasti, ką jūs slėpėte net nuo pačio savęs. Ir kadangi dvyniai valdo kvėpavimą, gerklę, plaučius, bronchus, visus kvėpavimo takus, nervų sistemą, judėjimą, tai šio laipsnio simbolika gali pasireikšti dar kaip ir toks nervingas aktyvumas kažkoks, galbūt šiek tiek gali būti padrikas, bet esmė čia jį nukreipti kryptingai, viena kryptim ir duoti savo užduotį, kad nesiblaškyti ir būtent pasigilinti. Nedaug informacijos, bet vieną ir labai labai giliai, nes kitaip jūs tiesiog švaistysit savo energiją, bet taip tuščiai kalbėdami žongliruosit kažkokią informaciją, paviršutiniškai ją žinodami ir kai, žinot, būna tokios situacijos, kai žmogus nori pasakyti labai daug, bet iš esmės iki galo jis taip nieko ir nepasako. Tai čia iš tikrųjų toks pasiūlymas išgręžti vis dėlto tą naftą savo mintise, nebesklandyti paviršiuje, o tiesiog sąmoningai sau leisti pasinerti giliau ir tiek mintise, tiek pokalbiuose, tiek savo išvis kasdienybėje. Ir tos krypties pasirinkimas čia yra pagrindinis aspektas. Todėl apsispręskite, kai atsisėsite ryte, jeigu pabusite, prieš tai būtinai padarykite tokius mažus namų darbus, dar turite laiko, ką jūs iš tikrųjų norite išmokti, ką jūs jaučiat, kad jūs labai traukia, nes ten, kur jūs traukia, ten jūs ir norite išmokti, kokią sritį gyvenime, kokias žinias jūs norite pagilinti, į ką jūs daugiau norite investuoti savo laiko, negu darėte, laiko, energijos, negu darėte iki šiol. Nes tai, ką pradėsite per šią jaunatį,
labai gali turėti realią ir ilgalaikę naudą, o visos sąlygos jau jums žinomos ir Saturną praklausėte, ko jisai nori, struktūros, planavimo, o visą kitą galima impulsus valdyti. Ir čia tas impulsyvus toks noriu, bet būtent išgirsit kažkokį pas save noriu ir iš karto gręžkit gilyn, kodėl noriu, ką tai man duos, kaip aš tai panaudosiu ateityje. Ir taip pat, aišku, galite užklausti, o kodėl aš noriu apie tai daugiau žinoti ir ar tai tik smalsumas, ar tai noras augti. Ir, o gal dėl to, kad iš vis, kuo daugiau žinai, tuo daugiau kontroliuoji, pasirodyti geresni negu kiti, pasirodyti protingesnis. Tai irgi labai sveikintina ir gerai, žinios yra visą laiką labai reikalingas dalykas. Ir dabar supraskite, pasistengkite suprasti, pajusti, suvokti, išgirsti, kas jums iš tikrųjų svarbu gyvenime ir suderinti sinchronizaciją tarp to, ką jūs veikiate ir to, ką jūs žinote, kokią informaciją jūs naudojate. Mąstymo gilinimas, pilna ta žodžio prasme ir grįžimas į savo vidinį pasaulį. Ir šis procesas gali iškelti jums ne tik labai vertingas įžvalgas, bet ir išvalysite tuo pačiu visus tuos teršalus ir neigiamas mintis ir senas baimės ir visus emocinius blokuojančius likučius. Tiesiog tai labai gali būti tokia svarbi, įdomi, nauja praktika, nes su dvyniais susijusi jaunatis, jinai visuomet įdomi, žinios visuomet yra labai įdomu, tik tais nereikia nepasiduoti tų dvynių. Aš tikrai žinau ir pati turiu labai arti tokių žmonių ir turėjau klientų, kur, kai paklausdavau, kiek knygų, kai jie nueina į biblioteką perka vienu metu, man tikrai 95% patvirtino, kad taip ir yra. Ir visas laiko šalia ir netgi atsiverčia, kad turėtų tą jausmą tokį, kad tikrai skaito. Toks, aš skaitau, dabar neturiu laiko, bet aš tai skaitau, man tai įdomu ir atkreipkite dėmesį, jeigu pas jūs yra labai stipri dvynio energija, stiprus dvynio kanalas, tai jeigu jūs tai darote, greičiausiai, kad taip ir yra ir tą reikia būtinai sutvarkyti, reikia išmokti nusipirkti, priversti tiesiog nusipirkti vieną knygą ir privers save ją pradėti ir perskaityti iki galo. Ir aišku, dar prieš tai reikia suprasti, kodėl tą knygą nusipirkau, kodėl jinai man įdomi ir taip toliau, jau nebesikartosiu. O dabar, kadangi jau supratote iš tikrųjų visas jaunaties energijas, perbėgsime per ženklus. Avinai, jaunatis dvyniuose, trečiam jūsų astrologiniam lauke, ten yra dvynių, kai kartas valdomas rytis. Ir trečias namas yra labai dinamiška, apima labai daug įvairių sričių susijusių su bendravimu, informacija, mokymosi, transportu ir visa artima aplinka. Tai gali būti absoliučiai naujas idėjų srautas. Galit pastebėti šio laikotarpiu, kad jūsų mintis tampa aktyvesnės, nors avinai jūsų mintys ir taip gana aktyvios, bet šiuo atveju kyla labai įdomių naujų idėjų, originalių, kurios gali, jūs suprasite, kad tas idėjas jūs realiai galite pritaikyti savo kasdieniam gyvenime arba darbe. Ir trečias namas yra susijęs su artima aplinka, tai gali būti tos idėjos bendros su kažkuo iš labai artimos jūsų aplinkos. Tai ši jaunatis be jokių abejonių atneš naujų, gali būti žmonių jūsų gyvenimą, praplės jūsų bendravimo ratą. Tai gali būti, kad jūs patys jausit, kad labiau norite bendrauti, dalintis idėjomis, įsitraukti į įvairias diskusijas, atrasti naujas temas kažkokias, kurios jūs domina ir gilintis į jas. Gali būti susiję ir kad jūs tą informaciją gilinsitės su savo broliais sesėm arba su kažkokiais draugais, artima aplinka savo. Tai gali būti, kad bus toks laikas, kad jūs nuspręsite išbandyti naują veiklą, kuri susijusi su bendravimu, su viešais pasisakymais, su mokslais kažkokiais, rašymu ir gali atsirasti daugiau ir socialinių kontaktų, gali susisiekti su jums seni draugai.
atsinaujinti kažkokie ryšiai su žmonėmis, nes trečias namas tai apie ryšius yra, su kuriais galbūt jūs senai nebendravote, arba užsimegzti naujos, bet labai tokios įdomios, reikalingos pažintys, kurios pagilins jūsų supratimą apie kažką arba sužadins jumise tą norą pasigilinti, pragręžti giliau savo supratimą apie kažkokią gyvenimo sritį ir ateityje visą tai gali turėti labai rimtą pagrindą, būti labai labai svarbia informacija ir svarbiamis žiniomis. Taip pat su trečias namas, dvynių valdomas namas susijęs su ryšio priemonėmis, su technologijomis. Galite tiesiog banaliai norėti pakeisti savo telefoną į kažkokį naujesnį, turintį daugiau galimybių, ar kompiuterį, ar kitą kažkokį įrenginį, kuris galbūt bus reikalingas, kad jūs efektyviau galėtumėte bendrauti, arba dirbti su informacija, arba ją dalintis, mokintis. Tiesiog gali būti, kad tai bus susiję su tuo, ką jūs nuspręsite veikti artimiausiu metu. Galite nuspręsti tiesiog išvykti į trumpą kažkokią kelionę, išbandyti naują kažkokį maršrutą, aplankyti naują vietą, bet toj vietoje, kur jūs gyvenate. Ir galit pradėti svarstyti, trečias namas jam priklauso ir automobiliai, dviračiai. Galite nuspręsti, kad artimiausiu metu jūs norite įsigyti kažkokią transporto priemonę, kuri labiau atitiks tai, ką jūs suplanuosite veikti. Visa tai visuomet yra tarpusavį susiję ir jeigu pas jūs jokių planų bendrų nenusimato apie automobilį, aišku, tai bus neaktualu, bet tas trečias namas toks platus ir dinamiškas, toks dviniškas, apima labai daug savyje ir dėl to aš vardiju visas tas galimybės, kurios galimos šios jaunaties galimi scenarijai yra. Galite sužinoti labai įdomių, svarbių naujienų, kurios privers jūs pasigilinti apie žmonės savo aplinkoj. Gali būti kažkokie netikėti atradimai, netgi paslapčių atskleidimai, arba tiesiog kažkokia labai svarbi žinia, kuri turės įtakos jūsų sprendimams ateityje. Kai kurie pradės tiesiog atidarys savo kažkokį socialinį puslapį, kur pradės dalintis savo turiniu, dalinsis savo mintimis su platesnė auditorija, negu iki šiol drįso. Čia gali būti viena iš tokių planų šios jaunaties naujų. Kaip ir sakiau, galite kitaip pradėti mąstyti, formuoti išvis naują požiūrį, naujoviškesnį požiūrį į gyvenimą arba į tam tikras temas. Ir tai dar gali būti, kad trečias namas yra smulkus verslas. Ir tai yra rinkodara, reklama, ir ši jaunatis tikrai gali paskatinti, pastumėti jūs pradėti arba naują verslo projektą, arba kažkokią reklaminę kampaniją apie savo verslą, arba kažkokius naujas formas stiprinti savo ryšiams su klientais, kažkokias strategijas kursite, socialinių tinklų veiklą prijungsite prie tos jau konkrečiai naujo to verslo, kurį dabar suplanuosite. Arba tai yra dar ir pardavimų sistema. Galbūt pradėsite kažką pardavinėti. Trečias namas, dvynių namas, taip pat yra dokumentai, tai gali būti ir svarbių sutarčių sudarimai, kažkokie bendradarbiavimo susitarimai, tiesiog kažkoks prasidės oficialus procesas, kuris bus labai svarbus jūsų planams vystyti. Taip pat, žinoma, tas viešas kalbėjimas, kai kurie gali pagaliau išdrįsti kalbėti viešai, vesti kažkokius seminarus, mokymus, arba tiesiog išmokti tai daryti. Taip pat gali būti, kad pradėsite ir vis patys kažko mokintis naujo, kas irgi bus būtina, norint įgyvendinti savo tuos planus ateinančių metų, sakykime, pusmečio ar gal net 2 savaičių laikotarpį, jūs tai galutinai nuspręsite, pradėsite ieškoti, gręžti giliau, ar tikrai tai jums įdomu, ir pradėsite
tiesiog mokintis kažko visiškai naujo, taip pat ir kalbų galit naujų mokintis. Tokia galit išvis nuspręsti tapti mokytoju, mentoriu, kam nors konsultantu, pardavinėti savo patirtį kitiems. Labai plati, daug galimybių siūlanti jaunatis, nebereikalo pas jūs dabar ir Neptūnas, ir Saturnas, tai ir kūryba, ir struktūra, tai vienareikšmiškai ši jaunatis tik patvirtina, kad iš visatos jūs gaunate palaiminimą kurti naują verslą susijusį su informacija, nebūtinai verslą, bet ką, kas susijęs su informacija, bet esmė yra tame, kad tai turi turėti labai svarbią prasme, struktūrą ir gręžkit giliau per jaunatį, supraskite iš tikrųjų, kas ten slypi, kokie turtai, kokie resursai slypi jūsų viduje. Jaučiai. Dvynių jaunatis vyksta jūsų antrame name, naujas startas finansuose ir pasitikėjime savim. Kai jaunatis vyksta antram name, tai reiškia, kad nauja pradžia vyksta tose srityse, kurios susijusios su pinigais, materialiniu saugumu, ištekliais ir tuo, kaip jūs patys vertinate save su jūsų vertybėmis. Ir tai reiškia, kad finansiniai klausimai susipina su informacija, kadangi jaunatis yra dvynių informaciniam ženkle, tai reiškia, kad jie visi finansiniai, viskas su finansais, bet tuo pačiu visą tai siejasi su informacija, su komunikacija, su sprendimų greičiu, su protu. Tai laikas, kai jūsų požiūris į pinigus ir savivertę gali labai ženkliai pasikeisti. Gali pradėti formuotis naujos visiškai idėjos apie tai, kaip uždirbti, kaip planuoti išlaidas, ar net iš esmės gali pasikeisti mąstymas apie pinigus, apie tai, kaip ir kur juos leidžiate. Ir jeigu prieš tai buvo vieni prioritetai, dabar gali visą tai labai stipriai pasikeisti. Galbūt jūs tiesiog atsidarysit naują sąskaitą, pradėsite taupyti kažkokiai svarbiai investicijai arba susimastysite ir pradėsite nuolatos stebėti, kur tie pinigai išeina iš tikrųjų. Tai tinkamas metas labai, dar su Saturno avine, tai yra puikus metas finansiniam planavimui. Nuo pačio paprasčiausio biudžeto planavimo iki kažkokių gana rimtų ir atsakingų sprendimų, kaip didinti pajamas. Ir tai gali būti irgi susiję kažkaip su informacija. Galbūt jums reikės praplėsti savo žinias, gal jūs jau jas turite, tiesiog jų nenaudojate dar pavertimų tais pinigais materija. Dėl to iš tikrųjų ši jaunatis gali paliesti labai giliai santykiai jūsų su pačiais jumis, kaip jūs save iš tikrųjų vertinate, ar jūs nesijaučiat nusipelnę daugiau negu dabar turite, ar žinote savo vertę, jeigu kalba eina apie darbą, kuris ypatingai susijęs su paslaugomis, ar žinote savo talentų, įgimtų netgi talentų vertę. Ir tai bus laikas greičiausiai, kai vertėtų perskaičiuoti ne tik pinigus, bet ir peržiūrėti savo savivertę, pragręžti, pasižiūrėti gilyn, surasti daugiau prasmės savyje. Galbūt jūs nuspręsit, kad jūsų darbas vertas didesnio atlyginimo ir suprasite, kad per daug save nuvertinate ir jūsų dabar planas bus toksai laikas, kai tai reikia keisti. Ir jeigu galvojate dar apie papildomas kažkokias pajamas, tai iš tikrųjų šis laikotarpis yra labai palankus sukurti kažkokią struktūrą, planą apie naują veiklą, apie kažkokį papildomą užsiėmimą, kuri galbūt ta papildoma veikla ilgainiui taps jūsų nuolatiniu pinigų pajamų šaltiniu. Ir išvis vėliau užaugs į labai puikų pastovų uždarbį, nes informacija, kadangi dvyniuose, jinai iš tikrųjų turi vieną labai žavų dalyką generuojant pinigus. Į ją reikia tikrai skirti gana nemažai laiko ir investicijų, ir finansinių, ir energetinių, ir laiko visom prasmėm, kad tas žinias įgauti, bet paskui tai tiesiog tampa
tai, iš ko jūs galite puikiai labai generuoti pastovius finansinius srautus, įplaukas. Taip pat gali ateiti labai įdomios mintys apie investicijas naujos ir vėlgi tai gali būti ir finansinė investicija, bet tai gali būti ir investicija į save, į kažkokius įgūdžius, kursus, kurie ateityje vėlgi suteiks jum daugiau galimybių finansinėje srityje. Įsigyti galbūt nuspręsite kažką labai reikšmingo, kažkokią darbo įrangą, techniką, kitą daiktą, kuris tiesiog padės jaustis labiau pasirengusiam tam didesniam naujam pinigų generavimo būdui. Ir taip, jau minėjau apie išlaidų peržiūrą, tai greičiausiai galit, kadangi tai dvyniai, tai yra visos aplikacijos, technologijos, galite tiesiog labai sėkmingai įdiegti kažkokią programą, kuri jums padės labai efektyviai prižiūrėti ir sekti savo išlaidas ir pajamas, o tai yra vienas iš efektyviausių būdų, kaip pakeisti savo pajamų ir išlaidų lygmenį ir tuo pačiu, iš tikrųjų, kai pradeda tai daryti, tiesiog pas jūs pradeda augti jūsų pajamos, nes jūs prisimat atsakomybę už visą tai ir kai jūs visą tai pademonstruojat, kad jūs jau tai kontroliuojate, nes jeigu nesusitvarkai su maža pinigų suma, labai sunku yra generuoti didesnę. Dėl to tokiu būdu atsiranda nauja galimybė tiesiog gerai prižiūrint, tvarkant savo finansus, pakelti juos į visai kitą lygmenį. Jaučiai, aš tikrai nenoriu jūsų įžeisti, jūs pas mus pinigų ženklas ir tikrai labai gerai žino, ką daryti su pinigais, bet paprasčiausiai aš pasidalinu, jeigu kam nors tai aktualu, gal jūsų mėnulis jautyje. Ir irgi tai bus svarbu. Taip pat nepamirškit, kad čia to realaus planavimo irgi reikia, bet šitas planavimas, jaunatis pas jūs jau buvo dabar, ši jaunatis jau viską, ką suplanavote, dabar reikia pasižiūrėti, pagręžti, kokios informacijos jums reikia, trūksta, ar kažkokios jūs turite, kuri nenaudojama, nereikalinga ir ją perkvalifikuoti truputėlį. Tai iš tikrųjų greičiausiai toks bendras jaunaties impulsas, kad pokyčiai požiūrėje į tai, kas jums yra vertinga ir ar pinigai yra jums tik priemonė, ar tai, kas nulemia jūsų savivertę, ar jūs iš tikrųjų gyvenat pagal savo vertybės, ar bandote atitikti kitų lūkesčius ir įsiklausykite ne į triukšmą aplink, o į tai giliai į savo mintis ir po savo mintimis dar, kad suprastumėte, kokį naują finansinį etapą, kokią informaciją jūs galite naudoti savo finansų sektoriuje, visas technologijas, viską, toks jaunatis, švarus lapas, kur jūs galite užpildyti naujomis galimybėmis ir pasikeitusiu požiūriu į save ir į savo mąstymą. Dvyniai, jums ši jaunatis yra jūsų ir naujieji metai, ir gimtadienis, ir viskas viename. Tai yra jūsų laikas, kurio visiškai negalima pražiopsoti, praignoruoti. Aš dar kartą primenu, kad jinai įvyks 27 dieną 4 val. Greenwichaus laiku ir 6 val. Ryte Lietuvoje. Ir ta pirmoji mėnulio diena, kada reikia kurti savo planus, rašyti, tiesiog pasilikti savo tą užrašymą, kaip priminimą, koks yra naujas jūsų planas. Ir jūsų planas yra ne tik tais 2 savaitėmis. Čia pas jūs visiems metams iki kitos jaunaties dvyniuose. Tai yra absoliučiai nauja energija. Pas jūs šiuo metu yra ir Saulė, ir Mėnulis, ir Merkurijus. Ir iš tikrųjų jūsų ir sąmonė, mintys, emocijos susirinko į krūvą vienoje vietoje ir jums tai yra tiesiog nuostabus naujo starto laikas. Nes tai pradžia, kuri palies jūs tiesiogiai ir norus, ir planus, ir elgesį, ir išvaizdą, ir tai, kaip mato jūs kiti žmonės. Ir tai iš tikrųjų labai puikus laikas pradėti keisti savo gyvenimo kryptį ir ne teoriškai, o iš tikrųjų šiuo laikotarpiu jūs iš tikrųjų
paklauskit savęs, ko aš noriu iš šių ateinančių metų, kokie mano tikslai, kaip aš noriu keistis kaip žmogus, kokią aš informaciją noriu naudoti savo gyvenime, kokią aš turiu informaciją. Jūs gręšite itin giliai 6 laipsnyje dvynio, tai yra labai labai svarbus laipsnis, labai gilus ir su šia jaunatim tai yra puiki proga sustoti, apgalvoti, pergalvoti, perkratyti, peržiūrėti giliai labai savo planus, nustatyti labai konkrečią vieną kryptį ir pradėti veikti. Ir tikrai tai laikas, kai jūs turėsite ir daugiau jėgų, ir ryžto, ir pati visata jūs šiuo metu labai palaiko. Ir kad ši jaunatis atneštų iš tikrųjų naudą, labai svarbu greitu laiku padaryti bent vieną svarbų žingsnį. Susirasti kursus, tiesiog nusipirkti kažką apie tai, knygą kažkokią. Tiesiog užrašyti tą tikslą ir pasidėti matomoj vietoj, tokį kaip inkarą padaryti, kad jis niekaip neišeitų iš jūsų dėmesio. Ir galbūt naujo projekto pavadinimą, ko jūs norite. Ir ten, aišku, žinoma, gali būti ir išvaizdos pasikeitimai, nes tai ir įvaizdžio namas, arba jūs tiesiog galite ryžtingai nuspręsti labai kategoriškai, kad nuo šiol elgsitės kitaip. Svarbiausiai pademonstruokite, kad esate pasiruošę tam pokyčiui. Tai yra labai labai svarbu iš tikrųjų. Aš jau nekartą kalbėjau ir apie minties galią, ir tie maži veiksmai, ir ypatingai kažkaip kažko turėjimas savo ant darbo stalo, savo aplinkoj, visą laiką, kad primintų jums apie jūsų tą naują planą, labai gerai veikia iš tikrųjų. Ir tai laikas, kai jūs norėsite greičiausiai ir galite atnaujinti save tiek išorėje, tiek viduje. Ir galbūt pradėsit sportuoti, galbūt nauja informacija, dvynių ženklas, nauja aplikacija kažkokia, kur jūs įdiegsite savo išmaniajam kažkokiam instrumente, kur jūs arba pastoviai sportuosite ir keisite tai, kaip jūs atrodote, arba tai gali būti irgi kažkokia aplikacija, kur bendravimo kažkokios ar kalbos, sakykime, temos bus paliestos. Tai laikas taip pat keisti įpročius labai gerai, ir jeigu norėjot kažko atsisakyti, tai dabar labai geras laikas. Ir jeigu norėjote pradėti kažką naujo, tai irgi nesurasit metuose geresnio laiko savo, nes ir mokytis, ir keliauti, ir keisti darbą, ir kurti savo veiklą. Čia viskam dabar labai palankus laikas ir reikia imtis iniciatyvos ir išbandyti būtent tai, ko anksčiau nedrįstate, nebandėte. Ir žinoma, tai turi būti kažkas visiškai naujo, ko jūs nedarėte iki šiol. Sustiprinkit, pasinaudokit galimybę, sustiprinkit pasitikėjimą savimi. Pagalvokite, ar jūs galvojate taip, ar jūs save išreiškite į aplinką taip, kaip jūs galvojate, ar jūs tiesiog pristaikote. Dvyniams labai yra būdinga neišreikšti jų savo nuomonės, jie viduje vertina tuos visus dalykus, bet iš tikrųjų galbūt jūs dabar išdrįsite būti drąsesni, ryžtingesni ir vis dėlto labiau tikėti savimi ir pastebėsite, kad tie pirmieji pokyčiai bus galbūt viduje, bet paskui aplinkiniai pamatys jumise juos taip pat, ir čia keičiasi jūsų energija ir tai tikrai pajaus jūsų aplinkiniai. Ir tai išvis iš esmės naujų santykių su savim pradžia. Galite nuspręsti labai stipriai pagilinti kažkokias savo žinias, pakeisti visiškai, kuo domėjotės iki šiol. Galite skirti daugiau dėmesio išvis savęs pažinimui, asmeniniam augimui. Ir tai iš tikrųjų labai tinkamas laikas pasirūpinti tuo savo vidumi, nes viskas nuo ten ir prasideda, viskas prasideda nuo santykių su savimi. Svarbiausiai, nepraleiskite šio laikotarpio taip automatiškai, nes būtent dabar, jeigu jūs išskirsite vieną kryptį, vieną tikslą ir nuoširdžiai, giliai labai pragręždami iki pat savo asmeninės naftos, iki vidinių turtų ir resursų, galbūt atrasite kažką ir suprasite, kad tai mano naujas startas
Visata tikrai sureaguos į jūsų visus aiškius ketinimus, į jūsų kryptį ir net mažiausias žingsnis dabar bus labai labai stiprus signalas, kad jūs augate, keičiatės ir kuriate savo gyvenimą sąmoningai. Vėžiai, jums jaunatis vyksta 12 name ir iš tikrųjų tai todėl, kad jau kitą mėnesį jaunatis įvyks jūsų 1 name ir tai reiškia, kad vidiniai procesai prasideda labai rimti, labai gilūs, labai tokie išvalantys. Gręšite jūs turbūt labai giliai, jeigu žiūrėjote pradžioje ir matėte, kad tas laipsnis toks naftos ieškantis, ieškosite savo vidiniuose resursuose naujos prasmės, paleisdinėsit senas kaltes, žalingus įpročius, priklausomybės kažkokias. Tai tokia paskutinė naktis prieš aušrą ir pasiruošimas jaunačiai jūsų ženkle. Čia iš tikrųjų reiškia, kad 12 namas yra tikrai labai gilus, tai yra sielos namas, tai yra paskutinis užbaigiamasis namas ir tai reiškia, kad galite pasikapstyti giliau labai ir ieškoti kažkokios nepaviršutiniškos informacijos ar atsakymų tokių gilios prasmės informacijoje bet kokia. Galite labai gerai įsijausti į savo pasąmonę ir pabandyti suprasti, kas iš tiesų jūs valdo iš vidaus, kokie įsitikinimai, kokios mintys ten paslėptos nuo viso pasaulio pavirto kažkokiu kaltės jausmu, ko nerodote išorėje, o viduje, kas ten slypi ir labai gali suaktyvėti ir atkreipkite dėmesį į savo sapnus, į ženklus, į intuiciją, nes galit iš tikrųjų jausti tokį norą nusišalinti nuo žmonių, pabūti labiau vienumoje, gal norėsite nusišalinti ir tiesiog pradėti rašyti, gal senai norite rašyti. Vėžiai, jūs esate rašytojai, pas jūs labai didelis potencialas tapti rašytojais, o dar pasižiūrėkite, jeigu Saulė su Merkurijum jungtyje arba sudaro kažkokį stiprų aspektą, tai iš tikrųjų esate rašytojai ir iš vis galite pradėti daug daugiau skaityti, susidomėti meditaciją, jeigu to nedarėte, tiesiog pabūti su savimi ir pasigilinti, įsivalyti nuo senų emocijų, įsigilinsit, kas ten, kokie skeletai spintoj trukdo keisti, judėti į priekį ir išsiaiškinti, kas iš praeities vis dar užstrigo ir niekaip neįsilaisvina, tai būtent tokia yra pagrindinė esmė šios jaunaties, nes tai pasiruošimas naujam kūrybiniam etapui ir iš pasąmonės gali tikrai kilti kažkokių netikėtų idėjų, įkvėpimo naujų minčių, nes 12 namas pasąmonė, tai čia vienareikšmiškai kūrybai labai tinkama jaunatis, kuri tokia maža sėklytė viduj, kažkur pasąmonėje, kažkur viduj net sunkiai paaiškinama gali būti, bet galite pradėti tiesiog rašyti, kurti, tapyti, iš vis gali ateiti tokio vidinio įkvėpimo banga. Jūs patys esat labai geri psichologai, tai yra psichologų ženklas, o jaunatis gana tokia gili, irgi vandens ženklo globojamam name, tai labai tokia psichologiška jaunatis, bet kaip ir minėjau, esmė yra tame, kad atrasti, kas slopina, kas laiko jūs nuo kažkokių svarbių žingsnių, sukursite naują tokį projektą, galbūt iš pradžių susigalvosite, kad norite kažkokios terapijos, pasigilinsite įvairiamis dvasinėmis praktikomis, pakeisite kažkiek gyvenimo būdą, ieškosite informacijos, kaip tai padaryti efektyviau, atsisakysite visų žalingų įpročių ir jeigu toks yra tikslas ir jeigu jūs jų iš vis turite. Ir iš tikrųjų greičiausiai suvoksite, atrasite, kas jūs labiausiai sekina ir kas trukdo jums nuo to, kas jūs sekina, atsiriboti, nes dvynių ženklas siejamas su protu, žodžiais, kalba.
todėl iš tikrųjų tai gali būti laikas, kai pradėsite labai aiškiai suprasti, kas esate, atrasti visiškai naują pašaukimą, galite atrasti savyje norą keisti išvis gyvenamąją vietą, 12 namas tai yra emigracijos namas, ir pradėti visiškai naują gyvenimo etapą. Svarbiausia, neleiskit savo viduje griaužti jūs kažkokiam kalties jausmui, jeigu dar nesat pasiruošę veiklai. Tai 12 name, kai vyksta jaunatis, jinai neskatina labai didelės veiklos, jinai skatina labiau vis dėlto grįžti gilyn, pabūti su savim, susitikti su savim be kaukių, tokie, kokie jūs esate iš tikrųjų, ir kuo ramiau įeiti į šį etapą, nes jau kitas mėnuo atneš jums labai daug galimybių. Pas jūs dabar ruošiasi atkeliauti Jupiteris, kuris atneša labai daug sėkmės, o jūsų ženklė tai jos atnešis tai labai daug, ir iš tikrųjų dabar tiesiog pasiruoškite, susiraskite visą reikalingą informaciją, pragręžkite giliai savo dvasios gelmėse, pasižiūrėkit, ką reikia paleisti, tai paleidimo namas, ir pasiruoškite daugybei naujų galimybių, kurios lauks jūsų kitą mėnesį, kurios prasidės su jaunatim jūsų ženkle. Liūtai, jums jaunatis įvyksta 11 name ir atneša naujus planus ateičiai, nes šis namas, 11 namas, yra irgi priklausantis oro ženklui, jis susijęs su mūsų vizija, troškimais, ilgalaikiais tikslais ir su žmonių grupėmis, su kuriais mes tuos tikslus bandome įvykdyti. Tai yra iš tikrųjų mūsų kažkuria žodžio prasme norų lenta, kurioje mes dėliojame nuotraukas, savo svajones, ateities projektus ir ieškome žmonių, kurie gali padėti mums visą tai įgyvendinti. Ir šiuo metu gali atsirasti visiškai nauji susidomėjimai, atsirasti nauji ryšiai ir pažintys su žmonėmis, kurie gali pasirodyti labai įdomus ir svarbus jūsų gyvenime. Ir kartais būtent per paprastą pokalbį su tokie žmonėm ištraukia kažkokią labai svarbią idėją, ir ta idėja gali tapti labai tokių prasmingų ilgalaikių tikslų. Vienas iš būdingų jaunaties 11 name bruožų ir yra tas, kad galite gauti įkvėpimą iš aplinkinių net tada, kai jie patys nesuvokia, kad jie tampa to įkvėpimo šaltiniu, kad jų žodžiai atnešė naują supratimą ar nukreipė kitą kažkokią įdomia jums kryptimi. Tai tikrai tinkamas laikas išnaudoti tą atsiradusią naują motyvaciją, kurti planus ateičiai ir siekti daug didesnių tikslų, negu jūs galvojate siekti, išplėsti savo veiklą, jeigu jau užsiimate kažkokias savo svajonės įgyvendinimu. Ir pagalvokite būtinai apie tai, kaip norite įsitraukti į visuomeninius procesus, nes 11 namas vienareikšmiškai tai mūsų duoklė visuomeniai. Tai yra, kai žmonės gyvena ne kaip vartotojai, bet jie supranta, kad mes esam maža dalis kažko didelio ir kiekvienas iš mūsų čia turi savo užduotį. Ir gali noras ir kilti, nukeliauti į kažkokią naują, neįprastą jums vietą, išmokti visiškai neįprastų naujų dalykų, išugdyti, įgyti naujų įgūdžių, išugdyti savyje naujas žinias kažkokias, pakeisti visiškai naują veiklos savo kryptį, ir dar kai kuriems tai gali nutikti visiškai netikėtai. Gali jaunatis atnešti visiškai naują požiūrį į jūsų karjerą, asmeninius tikslus, nes jinai 11 name skatina jūs gręžti giliau ir galvoti ne tik apie save, bet ir apie kolektyvus visuomeninius procesus, kad kiekvienas iš mūsų esame iš dalies atsakingi tai, kokioje visuomenėje mes gyvename. Ir taip pat gali atnešti labai įdomių pažinčių, kurios bus labai reikšmingos jūsų gyvenime. Tai gali būti ne viena pažintis, tai gali būti visa kažkokia grupė žmonių, bendraminčiai, su kuriais turėsite dar platesnių naujų tikslų ir idėjų. Ir iš tikrųjų gali būti laikas, kai sulauksite kažkokio pakvietimo į labai svarbų renginį, kur
sutiksite tuos žmones, kurie suteiks jums idėjų. Taip pat irgi reklamuoti savo paslaugas, veiklą galite suplanuoti iš naujo. Suprasite greičiausiai, kad jūsų sėkmė priklauso ne tik nuo asmeninių pastangų, bet ir nuo to, kiek jūs sugebate megzti ryšius su aplinkiniais, dalyvauti kažkokiuose procesuose dinamiškuose, kuriuose nestovi viskas vienoje vietoje, rasti žmonės, tinkamus žmonės, su kuriais galite kartu augti. Gali būti taip, kad atnaujinsite savo santykius su technologijomis, kurių reikės jums pasireikšti socialiniuose tinkluose, internetiniai kažkokioj veikloj. Gali tekti iš naujo ieškoti informacijos, nes viskas labai greitai keičiasi, ir surasti naujų idėjų susijusių su internetinė veikla, kur galbūt reiks įdiegti kažkokias naujas technologijas. Tarkim, paprasčiausias dalykas, aš kažkada, kai pradėjau pasakoti YouTube, aš jau sakiau, kad nelabai žinojau, ką darau, bet esmė ta, kad ne tai, kad ką darau, bet kaip tai darysiu. Bet pačios technologijos, visas tas procesas, įrašymas, įkelimas, suredagavimas, techninės detalės, aplikacijos, mikrofonai, visos tos mažos detalės, tai yra irgi toksai didelis progresas, ir tai yra visiškai, net paprasčiausias mikrofonas yra dvynių tema. Galbūt jūs pradėsite domėtis, kaip gilinsite informaciją, koks būtent geriausiai, arba pradėsite pasakoti apie tai lietuviškai visiems, nes visomis kalbomis tokių informacijų yra apie šitus dalykus, o lietuviškai dar jos vis labai mažai. Ir jeigu vis dėlto planuojate kurti kažkokį internetinį projektą, tai yra labai palankus laikas pirmiesiems žingsniams ir pasidomėti tomis inovacijomis, technologijomis, naujomis ir progresyviomis visomis idėjomis. Permąstysit, kokią įtaką jūs dabar turite visuomenėje, o kokią jūs galite turėti ir kaip jūs galite prisidėti prie tų bendrų kolektyvinių pokyčių, nes mes juose dabar esame. Ir iš tikrųjų tai ateities namas, jame glūdi ilgalaikiai tikslai, svajonės, svajokite plačiai, nepražiopsokite jaunaties laiko, nes tai nėra atsitiktinis netikėtumų metas, jis yra struktūrizuota vizija apie tai, kas bus toliau. Ir dar Saturnas avine, kuris leidžia viską pradėti iš naujo, bet būtinai reikalauja iš mūsų labai rimto planavimo, strategijos kūrimo, ir taip pat iš tikrųjų jį valdo Uranas, kuris simbolizuoja netikėtus lūžius, ir čia jisai dabar irgi labai aktyvus. Kelias dienas prieš jaunatį jisai susijungs su Merkurijum, ir pas jūs gali būti tokie insightai, tokie staigūs suvokimai, ką ir kaip reikia padaryti. Taip kad dairykitės, nepraleiskite, girdėkite, ką kalba aplink jūs, girdėkite visas idėjas, jos gali aplankyti jūs labai netikėtai, stebėkite visus žmonės, nes tikrai visata pasirūpins, kad jie atsirastų jūsų gyvenime, kad atsiųstų jums tą svarbę žinią, kurią jums dabar reikia išgirsti. Planuokite plačiai, liūtai. Mergelės jaunatis dvyniuose įvyksta jūsų 10 name, ar tai informacijos srautas, komunikacija, greiti sprendimai ir daugelybės galimybės jūsų karjeros srityje. Kai ši judri, intelektuali ir žodinė energija susirenka 10 name, įgauna labai aiškią kryptį komunikuoti matomiau, strategiškiau, aiškiau, giliau. Prisiminkite laipsnį, tai yra iš tikrųjų laikas jaunatis, kuri sako, kad komunikacija tampa karjeros įrankiu ateinančius 6 mėnesius bent jau. Ir čia nauja pradžia be abejo vyksta, o dvyniai dar kintantis ženklas, ir tai yra tikrai pokyčių laikas. Ir sako, kad nauja pradžia gali vykti jūsų profesinėje pozicijoje per informaciją, per žodį, per ryšius su žmonėmis. Tai metas toksai, kai žinios
kalba, įgūdžiai kalbėti, gerai, įtaigiai kalbėti gali tapti pačiu pagrindiniu jūsų karjeros įrankiu. Jums reiktų aiškiai išmokti dabar sudaryti tokį planą, aiškiai išmokti komunikuoti. Ir jeigu ilgai arba buvote tylus, neryškiai išreikšdavote save, arba buvo problemų su reprezentacija, kaip jūs save pateikėte visuomeniai, nes tai matomas namas, tai politikų namas, tai Saturno valdomas namas. Dabar atėjo laikas kalbėti aiškiai, strategiškai, užtikrintai, galite pradėti iš tikrųjų kalbėti, rašyti viešai, kurti turinį, kuris atneš daugiau matomumo ir tokių profesinių galimybių visokių. Iš tikrųjų, tai dvyniai yra gana greitumo toks suteikiantis ženklas, bet 10 namas tai reikalauja būtinai krypties ir tai tikrai labai puikus laikas pradėti naują projektą, ypač susijusi su tokiais projektais, kurie matomi plačiau, kur visuomenė įvertina pagal tą jūsų projektą. Tai gali būti ir su švietimu susiję, ir su žiniasklaida, ir su technologijomis, su politika. Galite pradėti karjerą visiškai naujai, ko niekad net neplanavote, ir sukurti savo tinklapį, parašyti straipsnį kažkokį, išdrįsti kalbėti renginyje. Svarbu parodyti save kaip profesionalą, kuris turi ką pasakyti ir žino, kaip tai pasakyti. 10 namas yra profesionalumo namas, aukščiausio profesionalumo namas, kuris išugdytas, mokantis visų tų temų, kuriomis einam iki 10 namo, nuo 1 iki 10. Kai jau tai yra reputacija iš tikrųjų ir tas, kaip jūs bendraujate, tai šiuo atveju bus jūsų reputacijos šaltinis. Iš tikrųjų, išgryninkite tai, kaip jūs komunikuojate su pasauliu, nes taip pat gali atsirasti pokalbių ir su svarbiais labai žmonėmis, su viršininkais, su vadovais, su autoritetais, kurie padės jums aiškiau suprasti jūsų karjeros galbūt galimybės arba suformuosite kartu naujus lūkesčius. Kai kuriems iš jūsų tai bus metas, kai reiks apginti tiesiog savo poziciją, bet irgi vėlgi, kadangi tai dvynio ženkle, tai toksai informacinis, komunikacinis gynybos būdas žodžiais įrodyti, kad esate verti kažko daugiau, būtent žodžiais, ne darbais, nes dvyniai įrodinėja viską žodžiais. Taip pat tas naujos profesijos, karjeros, profesinės tapatybės kūrimo laikas, pasinaudokite, jeigu norite keisti kažką labai stipriai, tai dabar per jaunatį sėdėkite ir rašykite, ką norite pakeisti savo profesijoje. Ir iš tikrųjų, kaip jūs galite pakeisti savo pristatymo stilių, kokias pareigas norite konkrečiai įvardinkite, kuo konkrečiau jūs įvardinsite savo tikslus, tuo visata geriau supras, ko jūs norite, ką jūs planuojate veikti ir būtent tenais jums suteiks tai palaikymą tokį. Ir svarbu, kad tai yra laikas kalbėti ne bet ką, o tai, kas iš tikrųjų labai turi svorį. Ne kiek žodžių pasakysite, o kokia bus vertė tuose žodžiuose. Iš tikrųjų, jaunatis dvyniuose vienareikšmiškai sako, kurkite savo autoritetą, tą autoritetą, kuris matomas visuomenėje per žodžius, per informaciją, bet prasmingą, gilią informaciją, nes vis dėlto tai tas naftos ieškojimo, gręžimo laipsnis. Pažiūrėkite, gal jūs turite labai daug resursų viduje, kurių dar vis nenaudojate. Pasitikėkite savo sugebėjimu komunikuoti. Jeigu tai yra silpna vieta, tai pastiprinkite visą tai. Planuokit labai strategiškai ir veikite su labai konkrečia kryptimi. Čia yra būtina 10 name. Ką aš noriu dar aukščiau pasiekti, kaip noriu, kad pasaulis mane pamatytų ir
čia laikas ši jaunatis, kai žodis tampa kopėčiamis į viršų. Svarstyklės jaunatis dvyniuose jums įvyksta 9 name ir tai nauji keliai, naujos žinios, nauja pasaulėžiūra, naujos galimybės iš tikrųjų, nes kai jaunatis įvyksta dvynių ženkle ir patenka į 9 namą, atsiveria naujos galimybės, nauji keliai. Tai yra naujos krypties vienareikšmiškai jaunatis, bet naujos krypties pasaulėžiūroje, žinių paieškoje ir jūsų ryšyje su pasauliu. Čia žinių ieškosite jūs greičiausiai arba duosite tokią savo nuorodą, nustatysite kryptį, kad dabar žinių norite ieškoti kažkokioj vienoj krypty, kuri tiesiog bus labai rimtas atspirties taškas tam, kaip matote pasaulį, kuo jūs tikite, kokia jūsų yra gyvenimo filosofija. Tai tikrai labai puikus laikas, tai informacinės ašies namas 3-9. Kai jaunatis vyksta dvynių ženkle, labai puikus laikas pradėti mokintis kažko naujo. Ypač jeigu tai susijęs su užsieniu, su filosofija, religija, aukštesniuoju mokslu ar labai tinkamas laikas išmokti naujai kalbai. Gali kilti tokios idėjos apie kursus ir seminarus, gal net universitetą ar mokymuose, kur patys mokinsite. Tai yra mokytojų namas, 9 namas. Ir dvyniai tai yra žinios, jų perdavimas. 9 name jaunatis sako, sudarykite planą, sukurkite kryptį, kur jūs mokinsite kitus žmonės, kaip jūs perduosite savo informaciją. Ir galbūt jinai šiuo metu nedera su tuo, ką jau žinote, gal reikia kažkur patobulinti, gal jau jūs turite pakankamai visko, bet tik niekaip nesidalinate. Dėl to čia atsidarys tas kelias, atidaro visata jums kelią į šitą veiklą. Pačios fizinės kelionės į tolimą šalis taip pat tampa aktualios, galite pradėti planuoti keliauti po pasaulį arba iš vis išvykti į kitą šalį, svarstyti galite apie užsienyje studijas, susipažinti su kitomis kultūromis, plėsti daugiau savo akiratį. Ir tai gali būti ir virtualios kelionės, pokalbiai su žmonėmis iš toli, arba labai domėtis daugiau tą temą, nes jeigu jūs, tarkim, jūs nuspręsite kurti turizmo verslą ir pradėsite labai giliai gręžti ir ieškoti, kokias žinias jūs jau turite, o kokių jums reikia, nes 9 namas tai dar ir turizmas, taip pat turizmo verslas, jeigu pas jūs ten susirinkę planetų steliumas daugiausiai, tai iš tikrųjų galite sukurti labai puikiai idėją, būtų turėti asmenišką turizmo agentūrą, ar tiesiog dabar jau turbūt tai yra atgyvenę, jos visos dabar pavirs kažkuo nauju, tiesiog kažkaip naujai, originaliai sukurti naują struktūrą, kaip jūs galite žmonėms siūlyti keliones. Čia tik tais vienas iš mažų pavyzdžių, kam tinkamas 9 namas, tai sudaro keliai visur, nes iš esmės per šią jaunatį, dar įskaitant visus kitus įvykius, jūs galite pakeisti savo požiūrį, pasaulėžiūrą ir kažkas, ką laikėte iki šiol savaime suprantamu, staiga gali galutinai prarasti prasmę ir iškilti nauji klausimai apie gyvenimo prasmę, apie tikėjimą, apie vidinės vertybės. Ir tai ne abstrakti filosofija, tai tiesiog supratimas, kad mąstymas pradėjo augti, plėstis, jau jam nebeužtenka vietos ten, kuris yra dabar. Ir tai gali būti susiję ir su ryšiais su užsieniu, su kažkokiamis tarptautinėmis temomis, galbūt jūsų darbas bus susijęs su tuo. Gali būti iš tikrųjų kažkokie kvietimai, pokalbiai su žmonėmis svarbiais, kurie gali atverti jums duris į tą platesnį pasaulį. Ir dvyniai yra greitas ženklas, todėl tai gali būti neilgas kažkoks pasiruošimas, o netikėtas sprendimas, kad būtent tai jūs norite daryti ir taip, o kodėl ne dabar, kas trukdė iki šiol. Tai tikrai gilios labai prasmės laikas, gręžti teks jums labai giliai ir gręžti jūs galite per tokias gilias diskusijas, bendravimą,
galite greičiausiai rašyti, pradėti savo mintis ir paskui jas atspindėti ir stebėti. Tiesiog tai yra ta jaunatis atveria naują etapą jūsų mąstyme, žiniose, gyvenimo filosofijoje ir tai laikas, kai ir gali prasidėti nauja intelektinė kelionė ir labai rekomenduotina tai pradėti ir tiek galvoje, mintise, tiek realiam pasaulyje. Ir gera pradžia tiems, kurie nori gilinti labai žinias į kažkokią sritį, negyventi kažkokioje jau sukurtoje schemoje, dogmose, o surasti tiesiog visiškai naują gyvenimo kryptį, pasaulyježiūrą. Skorpionai, jaunatis dvyniuose, įvyksta jūsų 8 name, o 8 namas ir jūs patys jį valdot. Tai reiškia, kad temos visos, kadangi jaunatis dvyniuose, tai informacija kažkokia ir ta informacija susijusi, kuri jūs domins, bus su bendrais finansais, su skolomis, kreditais, paveldėjimu, su valstybinėmis paramomis ar kažkokiamis investicijomis. Tai metas, kai jūs galite sulaukti žinių apie pasikeitusias kažkokią naują informaciją apie pasikeitusias partnerio pajamas ar kažkokius labai svarbius momentus susijusius su paskolomis, būsto paskolomis, kreditais. Galite ieškoti kažkokios arba kurti kažkokį naują visiškai projektą susijusi su kažkokia finansinė parama arba išvis reikšmingus finansinius sprendimus, kuriuos jūs primate ne vieni, bet su kitais žmonėmis. Ir tai gali būti ne tik asmeniniai partneriai, tai gali būti ir verslo partneriai, su kuriais jūs aptarinėjate savo investicijas. O kadangi dvyniuose, tai iš tikrųjų sulengvina tą 8 namo gilumą, nes tai sako apie greičiausiai kažkokią informaciją, galbūt kažkokius svarbius pokalbius, susitikimus su potencialiais verslo partneriais. Ar kažkokie finansiniai reikalai, kurie nėra jūsų asmeniniai uždirbami pinigai, tai yra, kuriuos jūs arba skolinatės dėl to, kad norite kurti verslą, arba imate paskolą, perkate namą, investuojate į jį, kad galėtumėte sukurti savo pasyves pajamas. Tai viena iš galimų variantų, scenarijų per šią jaunatį, kad jūs būtent tokį planą kursite. Visata sako, kad jūs būtent ten jį ir galite kurti. Dvynių ženklo įtaka čia sako, kad procesai gali būti susijęs su kažkokiais dokumentais, su sutartimis, pasiūlymais, su kažkokia būtina informacija sužinoti, galbūt ko reikia, kurią reikia įvertinti, pasigilinti į ją, pragręžti labai giliai, suprasti ir greitai labai su ją dirbti. Tiesiog esmė, nepamirškite bendrai užduotis šios jaunaties nustatyti vieną kryptį ir galbūt gausite kažkokių pasiūlymų dėl paskolos arba svarstysite, kaip tai galima padaryti kuo geriau. Ir tai tos temos susijusios su bendrai įsigyjamų turtų. Galbūt pradėsite kažką naujo kurti su savo partneriu, nauji vėjai jūsų bendrai valdomam biudžete atsiras, kažkokia ateities strategija bendra nauja. Ir taip pat kai kuriems gali būti metas, kai tvarkysite skolų reikalus, dengsite kreditus, peržiūrėsite kreditų sutartis arba išvis pakeisite požiūrį į pačius kreditus, kaip valdote pinigus, kada skolinatės ar skolinatės tik tada, kai reikia, ar tada, kai norisi tik tais. Tai tikrai bus lūžis šitam supratime, nes jaunatis labai šviežio daug vėjo atnešanti. Ir taip pat ir ši jaunatis gali atnešti planus, intencijas arba kažkokios informacijos paieškas susijusios su giliais vidiniais pokyčiais. Gali jaunatis pažadinti tokį gilų psichologinį virsmą. Pastebėsite, kad jūsų santykiai su
pačiu savim pirmiausiai keičiasi, atitinkamai pradės keistis ir su pinigais, su noru kontroliuoti, su visomis intymiomis temomis ir pasitikėjimu abipusiu, ar leidžiate sau pasitikėti kitais žmonėmis. Galit nuspręsti dabar paleisti senus prisirišimus, emocinius prisirišimus prie emocinių kažkokių skolų, prie senų emocinių įsipareigojimų ar žmonių, su kuriais dalijotės resursais ir dabar tiesiog pradėsite visiškai naują švarų lapą savo gyvenime. Ši jaunatis labai tinka surinkti visą reikalingą informaciją, kaip tai padaryti, kaip įsilaisvinti, kaip būti laisvu tiek nuo išorinių finansinių priklausomybių, nes visi skolos, visi kreditai yra priklausomybės, tai paverčia mus vergais kažkokių situacijų arba santykių netgi, ir ten tos priklausomybės tarpusavy persipina, maišosi ir pridaro labai daug rūpesčių mums. Dvyniai sako, kad galite kalbėti su savo sutuoktiniu labai daug apie tai, arba su partneriais, nebūtinai su sutuoktiniu. Ta prasme, viskas, kas yra susijęs su finansais, investicijomis, kreditais, banko reikalais, iš vis plačiaja prasme banko reikalais, tai 8 namui priklausantis objektas bankai, tai yra, net jeigu nemalonūs pokalbiai, tokie keliantys diskomfortą 8 name, jie būtini ir jie turės labai daug perspektyvos ateityje. Ir galbūt jūs iš esmės pakeisite savo gyvenimo struktūrą ir galbūt su kažkuo pas jūs bus svarbus pokalbiai, kurie atrodys iš pradžių tik kaip pokalbis, kaip sprendimo paieška, bet vėliau tai gali būti, kad už viso to slypi labai gili transformacija, kuri įsiskleis per artimiausius mėnesius. Ir atėjo laikas, jaunatis sako, atėjo laikas pažiūrėti, ką turite bendro su kitais, tiek materialinėme, tiek emocinėme lygmenyje, ir nuspręsite, ar keisite tenais kažką, kaip tvarkysite visą tai ateityje ir kokius didžiausius pokyčius jūs tenais padarysit. Jaunatis visą laiką nauja energija. Dabar sprendimų, kalbėjimo, sąmoningo žodžių, informacijos valdymo metas, gręžkite giliai, jūs ir taip tai nuolatos darote, skorpionai. Ši jaunatis stipriai jūsų neapsunkins. Šauliai, taip ir norisi sakyti, olele, 7 name jaunatis ir dar 9 kintanti, kur reikia surasti naują vieną kryptį ir iš vis tai yra komunikacinė, labai jaunatis bendravimas, ryšiai, tai iš tikrųjų, o 7 namas atsakingas už visų rūšių santykius su svarbiais žmonėmis tiek asmeniniam gyvenime, tiek profesinėje srityje. Ir čia atneš gali ši jaunatis jums naujų partnerystės modelių. Jūs galite pradėti iš naujo tiesiog įnešti naujus pokyčius į jūsų santykius. Ir tai gali būti santykiai ir su klientais, tarp kitko, jeigu jums tai aktualu. Ir 9 tai žinoma komunikacija, bendravimas. Galite iš esmės atnaujinti, peržiūrėti bendras vertybės, spręsti neįspręstas problemas, bet žodžiais komunikuosite. Jeigu ilgai laikėte, tai dabar bus ir gręšite giliai tam pokalbyje, sakysite labai svarbius dalykus, sakysite, kad reikia įnešti naujos energijos į santykius, reikia ieškoti naujų kelių, naujos informacijos, kaip tai padaryti, nes ir partnerystė gali tapti dabar gilesnė, tokia labiau įsipareigojanti, arba jums ši jaunatis pasiūlys labai aiškiai peržiūrėti jūsų vaidmenį santykiuose. Labai neužilgo, Liepos mėnesį bus pilnatis jūsų ženkle. Ten labai daug dalykų paaiškės. O dabar kol kas jaunatis 9 siūlo viską aptarti, apkalbėti, visus naujus susitarimus, sutartis, bendradarbiavimas su naujais žmonėmis. Gali atsirasti nauji verslo partneriai, nauji darbo pasiūlymai,
kažkoks naujas visiškai bendradarbiavimo modelis su kitais žmonėmis, su klientais ar su verslo partneriais. Ir tai iš tikrųjų gali priversti jūs vienaip ar kitaip iškelti į paviršių kažkokius aptarimui iššūkius santykiuose, jeigu egzistuoja kažkokie nesutarimai, apie kuriais vengiate iki šiol kalbėti dvyniai, kalbantys. Greičiausiai tik tais vėlgi pasistengkite apgalvoti gerai, ką kalbėsite, nes dvyniai pasako, o paskui sako, kad jie to nesakė, tai jie yra visiškai priešingas jūsų ženklas, dėl to jums jaunatis vyksta 7 name ir gali tekti spręsti konfliktus, bet ne taip, kaip jūs įpratę ten filosofiškai, o čia daugiau bus dvynių energija, kur reikės kalbėti, sakyti, aiškintis, konkrečiai detalizuoti savo poziciją santykiuose ir ieškoti kažkokio kompromiso, nes šauliai dažnai savo to neleidžia, jų padėtis, jie viduje jaučiasi tokie svarbus iš tikrųjų, kad jie savo ten po detalės knaisiotis nelabai leidžia, o dvyniai sako, dabar atėjo laikas pasiknaisioti arba sukurti planą, kaip jūs tai darysit, nes to kartais labai labai reikia ir kaip jūs bendraujate su savo visais partneriais ir sutuoktiniais, ir ilgalaikiais draugais, ir verslo partneriais, ir su klientais. Kokie žmonės atsiranda, kokius jūs žmonės pritraukėte į savo gyvenimą. Galbūt pastebėsite, kad ta dinamika ir santykių ir žmonių keičiasi ir galbūt ši jaunatis taps galimybė išmokti kažko naujo apie save per bendravimą su kitais. Nes jūs ir taip esat labai įdomus pašnekovai, bet apie plačius tokius dalykus labiau, apie gilią prasme. O dvynys šis laipsnis pritarė ieškoti giliai, gręžti, tai čia labai stipriai neprieštarauja, bet galbūt jūs nuspręsite priimti kitokius, naujesnius žmonės į savo gyvenimą, gal labiau atsiversite pokyčiams. Tai laikas, kai reikia išmokti būti truputėlį lankstesniems, sugebėti prisitaikyti prie aplinkybių ir suprasti, kad santykiai su savimi ir su kitais žmonėms formuoja jūsų gyvenimą ir daro labai didelę įtaką. Ir iš tikrųjų tai iš esmės kitas pasaulis. Pirmas namas yra aš, o 7 tai yra visi kiti ir tiek tie, kurie harmoningi santykiai, tiek kurie konfliktiški. Ir tai apima ne tik asmeninius santykius, bet ir teisinės sutartis, verslo dokumentus visus. Ir tai yra priešų namas dar 7. Tai patikrinkite, ar nieko nepraleidote ir ar viską jau žinote, ką turite paleisti santykiuose, bendravime su žmonėmis ir kokią naują energiją į visą tai įnešite. Nes iš tikrųjų, jeigu jaunatis vyksta 7 name, jinai sako, kad būtent bendravime jūs dabar pasistengkite įnešti naujos energijos, tik tais labai atsakingai, nes Saturnas savine į mus visus dabar žiūri, kaip mes viską pradėsime daryti naujoviškai, kitaip, taip kaip siūlo dvyniai, bet labai labai atsakingai. Neptūnas ten irgi gali sužaisti truputėlį iliuzijų ružavo rūkelio atnešti jums, bet supraskite, kad šiuo metu jūs iš tikrųjų galit turėti labai tokių aiškių impulsų, įžvalgų ir aiškiau suprasti, ką jūs santykiuose duodate ir kiek gaunate atgal ir išmokti gal truputėlį dėrėtis reiktų, nes šauliai nemoka dėrėtis visiškai. Dėl to reiktų galbūt išmokti dėrėtis, kad subalansuoti tuos santykius ir kartais reikėtų tapti tuo smulkmenišku, kad aptarti kažkokias labai svarbias detalės ir nuspręsite, kad jūs ieškosite vidinės harmonijos per santykius. Ši jaunatis sako, taip ir darykite. Stebėkite savo įsipareigojimus, gal jinai atneš jums kažkokių naujų įsipareigojimų, gal jūs patys suplanuosite, padarysite tokį planą ateičiai apie naujus įsipareigojimus ir galit priimti kažkokį sprendimą naują dėl santykių. Iš tikrųjų, atsakomybę santykiuose galite priimti
sprendimus nutraukti ir pradėti visiškai naują kelią vienas, kol ir nepradėti kitų santykių tol, kol neatrasite santykių su savimi, arba galite pradėti tiesiog naujus, labai rimtus santykius. 7 namas jau ne 5, jisai kalba apie santykius, kuriuose yra įsipareigojimai, kur nėra vien tik aistra paremti, tai yra kur jau kalbama, diskutuojama, žiūrima į abi svarstyklių pusės, kiek kas duoda, kiek kas gauna ir nauja energija per komunikaciją, per žodžius pas jūs dabar su šia jaunatim atkeliauja. Ožiaragiai, jaunatis 6 name, tai žinoma, kaipgi Saturnas savine ir nori, kad jūs iš naujo viską pradėtumėt, o jaunatis dvyniuose sako, pradėkite kurti planą apie savo kasdienybę, apie savo dienotvarkę. Būtent šiame sektoriuje jinai siūlo jums įnešti naujos energijos, nes 6 namas yra tas sritis, kurie yra mūsų kasdienybė, gyvenimo sąlygos, darbinės sąlygos, sveikata, rutina, kur mes rūpinamės kažkuo ir čia šita jaunatis gali atnešti kažko naujo, jūs patys galite nuspręsti, kad atėjo laikas kažkam naujam. Kažko naujo reikės įtraukti į jūsų gyvenimo ritmą ir įprastą dienotvarkę. Ir kadangi tai dvynių ženklas, tai gali būti, kad jums reiks surasti vietos kažkokiai informacijai, galbūt pradėsite lankyti kažkokius kursus, įtrauksite į savo dienotvarkę, mokinsitės kažko naujo, taip pat sporto užsiėmimai, tai yra labai nepastovi dvynių energija, galbūt daugiau jums, nuspręsite, kad jums reikia daugiau aktyvumo jūsų gyvenime. Mytybos pokyčius pakeisite, darbo sąlygas pakeisite, kažkokie svarbus pokalbiai galbūt yra svarbus atidėlioti iki šiol su kolegomis. Gali atsirasti labai stiprus impulsas ir noras, suvokimas, kad reikia geriau organizuoti savo laiką ir įvesti daugiau naujovių, galbūt naujų technologijų, nes dvyniai tai yra technologijos visos aplikacijos, gal iš telefono valdysite savo skalbenkės ir indaplovės ir visą kitą, jeigu dar to nedarote, iš tikrųjų, galbūt pradėsite labai naudotis dvynio tomis technologijomis, kad palengvintumėte savo kasdienybę. Jeigu to nedarėte, dabar gali būti naujas planas. Čia 6 namas tikrai valdo buitį ir poreikis atnaujinti kažką toje buityje irgi gali būti vienas iš jūsų planų, įsigyti kažkokių svarbių buities pagalbinių technikos ar kitų dalykų, kurie labai stipriai palengvintų jūsų gyvenimą ir galite nuspręsti pakeisti iš vis namų erdvę kažkaip erdviau padaryti viską, sukurti tokį patogesnį, efektyvesnį, nes dvyniai tai dar ir efektyvumo, jie labai greitai, efektyviai viską keičia, viską dėlioja, galbūt įnešite tokių energijų efektyvių į savo kasdienybę. Profesiniai pokyčiai irgi čia įskaičiuojami, jeigu dirbate samdomą darbą, dabar galite sėdėti ir kurti planą, kad jūs dabar patys samdysite žmonės ir kursite savo verslą. Kažkokie nauji projektai, naujos pareigos, ypatingai jeigu tai yra susijęs su informacija, jeigu jūsų darbas yra susijęs su informacija, garantuotai jūs dabar kažką labai stipriai ten keisite. Arba atsiras kažkokia nauja visiškai kryptis, naujos atsakomybės, nauji bendradarbiai, naujos bendravimo formos, naujos komunikacijos formos, naujos technologijos darbe. Ir tai iš tikrųjų dvyniai tai yra naujovės, jaunatis yra naujovės, tai tikrai labai apie labai esmines naujovės mes kalbame. Ir ypatingai labai gerai tas naujovės įdiegti savo sveikatos įpročiuose, pradėti kažkokią fizinę veiklą ir imtis sveiko gyvenimo būdo. Ir tikrai galbūt jūs irgi pasinaudosite kažkokiamis technologijomis, tarkim, arba nusipirksite kažkokią įrangą, kuri jums padės labai stipriai sportuoti. Kai kas labai staigiai ir netikėtai gali nuspręsti įsigyti naminį gyvūną, nes tai yra 6 namo tema, naminiai gyvūnai, kuriais mes rūpinamės. Gali atsirasti
kažkokios naujos pareigos, kuo jūs turite papildomai rūpintis patys. Arba savanoriškai tiesiog įsitrauksite ateityje į pagalbą kitiems žmonėms, įsitrauksite į kažkokią labdaringą veiklą, arba tiesiog skirsite daugiau dėmesio savo artimųjų geroviai. Todėl šeštas namas yra gana plati ir svarbi gyvenimo sritis ir tai su sveikata labai stipriai susiję. Dėl to tikrai atkreipkite dėmesį, ką būtent tenais galite pakeisti, nes jeigu kažką keičiate darbe, tai greičiausiai sveikatos tema neaktuali, bet jeigu nėra jokių pokyčių darbe, tai galbūt atkreipkite dėmesį vis dėlto į savo gyvenimo būdo restruktūrizavimą, kad galėtumėte daugiau laiko skirti savo sveikatai. Ieškokite svarbios informacijos tiek fiziniai, tiek psichiniai sveikatai gerinti ir tai iš tikrųjų visa rutina, darbo rutina, kasdienybė, namų rutina, visi tie buitiniai įsipareigojimai, metodikos tenais keitimas ir kažkokių labai svarbių naujovių įdiegimas. Tokios tikriausiai bus energijos, jūs jau gal ir dabar jas jaučiat. Vandeniai, jums smagi labai jaunatis, jūsų oro ženklas ir kai jaunatis oro ženkle, tai visą laiką labai geras laikas, geri aspektai būna kitiems oro ženklams. Ir čia nauja energija 5 name pas jūs, tai džiaugsmo, vaikų kūrybos ir hobių, gyvenimo malonumų sritis, kur jaunatis gali atnešti labai naujų, įdomių energijų, kai kam aktualu, tai gali atnešti vaikus, pilna ta žodžio prasme, planavimą vaikų. Tai gali būti ir kažkokie planai, strateginiai, ilgalaikiai planai, Saturnas savinė leidžia įdiegti daug naujovių į savo gyvenimą, nes jis pačiam pirmam ženkle, bet tai turi būti labai gerai suplanuota. Tai kūrybinė saviraiška, kažkokie jūsų kūrybiniai projektai, kurie gali būti, juo labiau, jeigu jie yra susijęs su kažkokia informacija, tai jeigu turite kažkokių projektų, kurie yra susijęs su žodžiais, su bendravimu, su ryšiais, su dalinimos informacija, tai tiesiog jūsų jaunatis pilna ta žodžio prasme. Sėdėkite 27 gegužės ryte, 4 ar 6, kur jūs nebegyventumėt, ir rašykite planus per tas 20 minučių, kaip jūs tai gyvenysite per artimiausią laiką, nes tai įkvėpimas, jaunatis, nauja energija, 5 namas, įkvėpimas, kūryba, kur atrasite galbūt visai, o 9 tai nauja, netikėtai nauja sritis, atrasit, gal norėsit piešti dabar, gal šokt pradėsit, rašyti, nuspręsit, kad rašysite knygas, tiesiogiai išreikšti save per kūrybą. Galbūt kažkada apleidot kažkokį savo hobį ir dabar jis sugrįš ir atneš jums labai daug džiaugsmo ir ne tik džiaugsmo, jis pavirs kažkuo labai svarbiu jūsų gyvenime. Tai, aišku, ir šventės, ir renginiai, vaikų šventės, galbūt kažkas pradės savo veiklą ir tai bus susijusi su vaikų švenčių organizavimu, nes tai irgi bendravimas. Ir jeigu turite vaikų, tai ši jaunatis gali atnešti kažkokių naujienų svarbių susijusių su jūsų vaikais. Dažniausiai tai geros naujienos tokiu atveju. Gali būti kažkokie nauji planai jūsų vaikų gyvenime. Jeigu vaikai mažesni, galbūt perplanuosite patys jų ateitį, kažkokių naujų idėjų atrasite toje srityje. Taip pat 5 namas tai yra kažkoks slaptas, aistringas susidomėjimas kažkuo, kur dar negalima jų įvardinti kaip santykių. 5 namas tai kitokie santykiai, kur daugiau giliomis labai emocijomis, aistromis, bei įsipareigojimų, ir tai irgi gali atnešti kažkokį naują žmogų į jūsų gyvenimą, nes tai gali būti naujas kažkoks potraukis, susižavėjimas kažkuo, naujas romantinis ryšis, noras toks patirti to galbūt senai nepatirto jaudulio, flirtuoti, žaisti ir su likimu tuo pačiu, nes tai rizikos namas, ir tiesiog leisti savo pajusti to dvynių energijos.
Žuvys jums jaunatis dvyniuose, ketvirtam name ir kadangi jūs gerai žinot, kad jaunatis yra nauja energija, o ketvirtas namas tai yra mūsų gyvenamoji vieta, nekilnojamas turtas, nuosavybė, vieta, kurioje gyvename, šeima, giminės, žmonės, su kuriais jūs dalinatės stogu. Ir čia ši jaunatis, kadangi jinai tokia gali būti ir labai netikėtų įvykių kupina, gali atnešti kažkokių labai netikėtų sprendimų jums, kur galbūt atneš kažkokias naujienas susijusias su nekilnojamu turtu, su pirkimu nekilnojamo turto, gal dokumentus tvarkysite, dvyniai ir dokumentai. Ketvirtam name čia gali būti kažkokie dokumentai susiję su jūsų šeima, persikraustimo, galbūt kažkokios galimybės, galbūt mokesčiai kažkokie, kur mokate už savo gyvenamą vietą, verčiantys iš naujo apsvarstyti savo gyvenamosios vietos išlaikymo kaštus, sukurti naują strategiją. Ketvirtas namas yra vienas iš svarbiausių. Ir čia nauji sprendimai susiję tiek su gyvenamąja vieta, tiek su praktiniais žemiškais pokyčiais, tiek su emociniais. Galbūt pajusite, kad dabartinė jūsų vieta netitinka jūsų asmeninių poreikių ir gali kilti labai svarbios diskusijos su šeimos nariais, galbūt apie bendrus gyvenimo planus, apie kažkokius labai svarbius sprendimus susijusius su ateitimi. Galbūt tos naujienos gali būti susiję su artimųjų sveikata. Taip pat ketvirtas namas tai yra tas namas, kuris užtvertas tvora ir visuomeniai nematomas. Aišku, jisai yra vienoje ašyje su 10 namu, tai liečia abu namus, bet tai yra vieni iš pagrindinių sričių mūsų gyvenime. Dėl to tas, kas už tvoros, tas, kas viduje šeimoje, gali iškelti į paviršų dvynys, tai komunikacija, kažkokius pokalbius, labai svarbius pokalbius su šeimyna apie savo karjeros planus arba atvirkščiai. Ta prasme, kad mažinsit karjeras, kažkokius reikalus dėl šeimos, kažkokios naujos energijos šioje ketvirto 10 namo tarp namų jūsų ir jūsų pasiekimų. Galite pradėti organizuoti kažkokius visiškai naujus projektus, galite pradėti nuspręsti nuomoti savo namus, pirkti naujus namus, kad juos išnuomoti. Tai taip pat, aišku, dar ir ne tik apie kažkokius fizinius namus, tai apie viską, ką jūs atsinešėte iš vaikystės ir jūs per šią jaunatį nuspręsite atsikratyti kažko, kas jumise gyveno nuo pat vaikystės ir galite pasidomėti labiau giminės šaknimis, atrasti kažkokios naujos informacijos apie savo kilmę, pasidomėti šeimos tradicijomis, genealogija ir tai yra iš tikrųjų toks gilus permąstymo laikas irgi gali būti, nes dvyniai tai mūsų mintys, o laipsnis sako, kad gręšime giliai, o jūs žuvis ir taip giliai visuomet nardote, psichologai, ezoterika galite susidomėti, jeigu dar nesidomėjote. Galbūt pradėsite dirbti iš namų nuotoliniu būdu ir tai gali būti irgi susiję, kad kažkas namuose pasikeis, galite įrengti ofisą savo kažkokį namuose. Tai yra iš tikrųjų labai gilus namas, tai yra mūsų šaknys, tai yra mūsų namai, tai yra mūsų šeima, o jaunatis, nauja energija dvyniuose, tai yra dokumentai, komunikacija, informacija, bendravimas. Junkite kartu ir maždaug tokios energijos, gana gilios, namų energiją galbūt išvalysite, pakeisite, atliksite labai svarbius pokyčius namuose ir ne tik fiziškai, bet ir energetiškai išsivalysite namus, atsikratysite labai daug ko, nuspręsite, kad pradedate nuo naujo puslapio, neapsikrovę nereikalingais dalykais ir pasigilinsit greičiausiai savo giliausius poreikius, pasigilinsite į tai, ką jūs žinote, kokią informaciją jūs turite jau savyje, o kokia jums dar būtų
svarbu sužinoti, galit sužinoti, kokio gyvenimo būdo norite, kur jūs jaučiatės labiausiai namuose, tiek fizinė, tiek emocinė prasme. Ir permainos šeimoje gali būti, tiesiog jaunatis gali atnešti kažkokių svarbių pokyčių ir jeigu jas atneš, reiškia, jos buvo svarbios, reikalingos buvo. Šeimos paslaptys dar dvynys, jisai nelaiko paslapčių niekieno. Jeigu šeimoje yra kažkokių paslapčių, ketvirtas namas labai, jaunatis ketvirtam name gali aktyvuoti paslapčių kažkokių svarbių šeimos atsiskleidimą. Tai galite sužinoti kažką labai svarbaus apie savo artimus šeimos narius, kažkokius praeities įvykius, kurie turėjo įtakos jūsų dabartiniai situacijai taip pat. Ir tai emocinis pamatas, galit iš esmės nuspręsti keisti, kaip jūs, kokius namus jūs susikūrė savo emocinius savo viduje. Ir arba galit pajust poreikį, kad norite būti daugiau namuose, atsitraukti nuo pasaulio, užsitverti tvorą, pabūti su savimi ir peržiūrėti tas visas emocinės savo problemas, pasąmoninių baimių kažkokių atskleidimą ir transformaciją. Ir tai gali būti laikas, kai tikrai pradėsite dirbti su savo kažkokiamis vidinėmis problemomis, tiek su šeimos nariai, tiek su savo asmeniniais, tiek su kažkokiamis problemomis, kurios susijęs su jūsų namais. Ir kažką ten įdieksite visiškai naujo. Sėdėkite, rašykite, planuokite, ką norite pakeisti savo namuose. Jaunatis netinkamas laikas imtis kažkokio veiksmų, bet žiūrint, ką jinai atneš, kokias energijas jinai jums pasiūlys, stebėkite, kas vyksta aplinkui ir sukurkite kažkokį naują projektą, naują planą, ką tenais norėtumėt labiausiai pakeisti. Maždaug